Sveiki. Bidonas koksai. Praustuvą. Anekdotą iš tų laikų. Sumuštinuką valgysiu savo pasidarytą. Gamtoj labai smagu. Gal kas nors žinot, kas čia? Griausim šitą? Jo? Toks vaisuoklis. Nu. Gitenas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Sveiki, gyvi. Nauja savaitė, o aš vėl atvykau į kaimą. Dar gilesnis ruduo, medžiai visi jau va tokie, lapų va tiek, dar kol kas nėra daug, bet dar greit neapsimoka. Šeštadienis, nepavyko šią savaitę atvažiuoti nei vieną darbo dieną, bet pavyko šeštadienį, gal pavyks dar ir rytoj. Planų kaip ir didelių neturėjau, nesugalvojau, bet labiausiai tai noriu pradėti griauti šitą verandą. Tai kol kas nelyja. Kol kas nelyja, tai nežinau, gal reiks eiti bandyti ir ją griauti. Nėra šiandien šilta labai, reiks triukaną dėtis. Bet dabar galvoju, nuo ko pradėti. Ar nuo va tos dalies, ar nuo čia kažkur griovimo. Aš galvoju, kad reikia pradėtis griautis, nusiminėti šiferį nuo tos dalies ir eiti link tenai. Ir tada prasigriauti tas plytas va tenai. Ir perdengti šiferį ant namo, kur sueina stogas. Ir tada pabiški griautis. Tai reikia nevilkinti laiko kaip visada. Ir kol nelyja, eit bandyti daryti šitą dalyką. Dar visiems labai norėčiau padėkoti, nes tie 4 pirmieji video jau sulaukė beveik 50 000 peržiūrų. Kosmosas. Kosmosas. Pasižiūrim, kiek turim laipsnių namukė šiuo metu. Turim 6 laipsnius šilumos, bet nieko tokio. Šitą įsijungiau, čia šitas mažas namukėlis labai greit prišyla. O dabar turim vaizdą pro langą pagaliau, nes nusigriojam tą baisuoklį. Bandysim žiūrėti, kas čia gera. Lipam pasižiūrėti, ką gera. Turim ant stogelio šito. Turim va tokį samanotą stogą, per kurį kaupės turbūt vanduo per tas samanas ir bėgdavo per tas sujungimą tą su stogu į vidų. Pasistačiau kopečias iš šono. Atrodo ne aukštai, bet gan aukštai. Ir bandau lipti. Užsilenkiau šitą kraštą, kad man saugiau būtų. Ir bandysiu kažką daryti. Priminsiu, kad su statybom ir su visais kitais dalykais, kas liečia ūkį, nieko bendro neturiu. Bet gal griaut visi mokam. Bus kaip bus, žiūrėsim. Tai šiandienos tikslas būtų va šitą. Nusigriaut kažkiek ir susilyginti tą stogą su tuo pagrindiniu stogu. Tuos lakštus. O kai bus, tai nežinau čia. Ar iš vis pajudės man čia darbai. Bet, kaip sakoma, nusipirkau sodybą ir tokiom nesąmonėm aš užsiiminėti galiu. Nieks man per galvą neduos. Įdomu. Įdomu, tikrai įdomu. Bus matyt, kai bus toliau. Einam, žiūrim. Na, aš jau ant stogo užlipau. Šiaip tai labai saugu, žiauriai. Palyta ir stogas toks slidus, tai žiauriai aš čia saugiai elgiuos. Vaizdas iš viršaus į sodelį. Kaštonas vis tiek belė kokis didelis. Ok, nenukrypstam nuo temos ir einam bandyti kažką daryti. Šiaip būtų gerai pagalbos turėti. Ir būtų vienas apačio ar nuleidinėčiau aš tuos. Bet aš pagalbos neturiu. Tai darysiu viską vienas. Aš traukaliuoju tą stogą, o kad čia aš tiesiog matau jau apačią. Tai taip
Prideda saugumo jausmo. Nusiminėjau ir turiu jau problemyčių. Pasislinko man stogas. Traukiau šiferį. Ir tik smagu. O žiaip slidu, esu vienas ir ką dabar reiks daryti. Šitą šiferio gavalą pakelt žiauriai sunku. Būtų gerai dakalt, jį prikalt. Nes jau matomai vienys ir laiko turbūt va. Čia va. Nu jo. Bet kaipgi be nuotykių, nu. Smagu, tai reiks visus dabar dakalt čia. Visą tavo. Nu jo. Atvyko pagalba, pasidarėm tą pakalimą, kur aš ir planavau daryti, numinėjome lakštus pabiškį ir dėjome juos per naują. Dar dakalėme antros eilės senosios šiferius, kad stogo nenuneštų vėjas. Toliau nuleidinėti tą visą, tuos visus šiferius. Jie stumėsi man ten su stogu kartu, tai dar dakalinėjai stogą to pačiu nužodžiu. Yra ką veikti čia. Atrodo tokia lempinė veranda, bet su to stogu tai čia bus reikalų. Praėjo, nežinau, valandą ar kiek. Krapštaus aš čia. Tai nusprendžiau, kad aš po vieną lakštą leidžiu po biškį, nes čia dar lyt pradėjo, žodžiu, beleką. Jau turbūt 2 geras valandas aš kabu ant to stogo. Ir tik po biškį nuleidinėjau. Šiaip neviltyje esu, kad aš pradėjau iš vis šitą nesąmonę šiandien. Tai pasirodo reikalų buvo. Bet ką padarysi? Pradėjau, tai reikia toliau varyti. Išgersiu kavytės pasidariau. Gal biški motyvacijos atsiras. Jo. Nuleidinėjau aš toliau tą stogą. Matosi jisai paslinkęs biški į apačią. Ir ką mes turim? Turim šiuklyną, bet aš jau nusiėmiau paskutinius šiferius nuo šito ir pradėsiu ardyti šitą pusę, nes ten labiausiai pakeitimas likęs ir noriu sulyginti tą stogą su tuo kažkiek, kiek įmanoma ir pradėti šitą griauti. O ant pačio galo jau reikės aptvarkyti ten tą stogą. Nu bus matyt kaip, žodžiu. Dirbam toliau, kol dar šviesu. Rankytės dreba, kojytės dreba jau. Bet kaip nors. Oba. Kokio ilgio lenta. Ateina vakaras jau. Temsta. Vienintelis tikslas reikia šiandien šitą stogą nuleisti. Tai reik biškį prasigriaut man čia. Šiandien pakaks. Tikrai nusivariau nuo kojų, nejaučiu nei kojyčių, nei rankyčių, pirmien atgal kopėtėlėm šiandien visą dieną. Bet jau pradėjau tą visą nesąmonę griaut. Pavyko kažkiek tą stogą suliet su tuo pagrindiniu. Dar aišku ne galas. Vis tiek tas stogas kažkada keisis, bet noris ant žiemos kažkiek padaryti, kad tų tarpų nebūtų tokių. Saulėlydis, matau, nesveikas, būtinai jums parodysiu jį vėl. Bet prieš tai dar noriu parodyti vieną dalyką. Žodžiu, judinu tą sieną, žiūrėkit kaip juda veranda siena. Realiai galėčiau aš ją nuspirti turbūt. Tai turbūt griaut bus nelengva, bet šiandien jau pakaks, čia vėl šiukšlynas, buvau sutvarkęs. O šeštadienio pabaigai einam aš jums parodysiu saulėlydį.
Dėl ko aš čia visada akcentuoju, kaip gražu. Va, tokie čia saulėlydžiai yra. Toks vaizdas būna vakarais. Nu, nesakykit, gražu. Ir tada čia atsisuki ir belekas vaizdas pasikeičia. Čia atrodo, kad uraganas buvo. Bet ne, čia dėdė Gytis buvo. Ne uraganas. Na, tokius pagalius, tokį ilgumą įtampausi. Nu jo, žodžiu, rytoj rezultato turbūt daugiau matysis. Labas rytas. Sekmadienis. Šiandien atvykau 1,5 valandos anksčiau negu vakar. Šią naktį turėjo minusą. Čia dar kažkiek matosi. Sniegučio apširkšnyje. Ką, šiandienos planas pradėti toliau griaut šitą verandą ir jos nusigriaut kuo daugiau. Žiūrėsim, kiek pavyks. Per naktį man stogas nenukrito, tai gerai, džiaugiuosi. Reikia įtrenktis ir kibti darbus. Oras šiandien puikus, saulė šviečia, nes šią naktį vėl -4 pranašauja. Šalnas prasideda. Na štai apsirengiau jau šiandien taip žiemiškai. Kepurytę viską, nes jau vakar biškį vėsų buvo. Visai čia atrodo lengvai eina. Kol kas. Apa, koks vaizdelis. Viskas, išsigriovau viską, kas buvo iš medienos pertvarų. Realiai dabar dangus matosi. Ir ką dabar, bandysiu tą stogą kažkiek aš jį patiesinti, pakalti pakalimus, gal va čia va tuos padarysiu ant jų, tą šiferį prikalsiu, aišku viskas čia laikinai. Ir taip vėl galvoju, ką aš darau čia dabar, toks abelis. žiūri, jau čia kokie statybininkai galvoja, ką tu vaikeli čia darai, ką tu darai. Griauk tą namą ir viskas, galvoja, statyk per namą, pigiau gausis. Ne, darysim viską, kuo sunkiau, ilgiau, bet pabiški. Kitiem gal būtų gėda tokias nesąmonės daryti, man gal ir buvo gėda. Pirmus metus nieko nefilmavau, o šiais metais nusprendžiau filmuosiu savo šitas nesąmonės. Visada yra smagu persilaužti, perlipti save. Bet tame ir prikolas, kad aš filmuoju, kaip aš nieko nemokėdamas kažką čia bandau daryti, visiškai nieko nemokėdamas. Tai dėl to gal jūs ir žiūrit. Tai va, ieškau dabar pakalimui kažkokios lentos ir reikės prigręžti prie stogo rėmų. Reikia tik nusipjaut biškį. Kadangi neturiu medvaržčių, tai kalsiu su dideliais viniais. Kaip ir originaliai buvo daryta viskas čia. Čia tai fainai. Stogas pradėjo važiuoti. Pakalimą aš dariau. Bele ką. Jo, kaipgi be nuotykių. Prisidariau aš čia bele ko.
Stogas pradėjo slyščiut, manęs nenunešė. Dabar laikas ant Marytės plauko. Išsikviečiau tėvą į pagalbą. O kol laukiu, reikia eiti tada griaut pabiškį tas plytas, o ką daryti? Ai, čia bus reikalų su tas stogų. Nereikėjo man lyst prie tos verandos šiemet ant žiemos dar. Bele ką. Pusė 5 vakaro sekmadienis. Aš dar turėčiau jau video kelt tokiu metu. Bet ne, aš dar čia. Tik dabar baigiam tą visą stogą, kas buvo nučiuožę, naujai perkeliam iš tų senų šiferių. Ką radom, ką turėjom, ką aš turėjau, nes aš nieko neturiu. Žodžiu, pasidarėm tą stogą. Dabar tiesiai eina viskas, jau blogiau, kaip pasakyti, blogiau turbūt nebus. Iš blogai. Tai žodžiu, bėgu, dar noriu va tą greitai sieną pabaigti griauti. Aišku, neplanau visą šitą nugriauti šiandien, bet užėję čia tokie dalykai su to stogu, tai bėgam, nusigriaunam ir važiuojam kurt video ir ilsėtis. Opa. Reikia pabandyti kuvaldą atsinešti. Gal ir geriau su šitą. Tai faktas, kad geriau. Bandom ir aną, ne? Davai. Jaučiu netrukau 10 minučių čia. O prie čia visą dieną. Viskas.
Šiandien pakaks. Šiai savaitėj pakaks, jėgų nebėra. Dar susitvarkyti reikia, dar video damušti reikia. Ir galutinai kaip atrodo iš šonų. Na, iškart geriau, bet tos verandos vaizdas atrodo. Vėl nesveikas saulėlydis, bet jau rodžiau vakar. Lapai, rudenėlis ir va iš šono kaip atrodo. Apsitvarkys ir bus gražiai. Jau terasėlę galima bus ten kažkada senai. Senai sakau, kažkada ateityje daryti. Nu, žodžiu, gražus ramus vakaras prieš šalną. Viskas. Šią savaitę užbaigiu. Sekmadienio vakaras, o dar aš čia dar turiu video sudėti ir jums įkelt. Tai nežinau, šiandien turbūt vakare tas video išeis vėlai. Gal kokia 8-9, nežinau. Tai būtinai pakomentuokit, paspauskit like ir panašiai. Bet žodžiu, tikslas pasiektas, veranda nugriauta, su stogu buvo belekiek reikalų, belekiek laiko praradau, va rankas skauda net laikyti kamerą. Tai žodžiu, dar kartą ačiū, kurie žiūrit iki galo. Nepamirškit pakomentuoti, pafollowinti ir panašiai. Jeigu viskas gerai, susitiksime kitą sekmadienį, gero ateinančio visiems pirmadienio ir dar kartą ačiū, kad žiūrit.